būna Lietuvoje ir visi pasirašo, kur yra išdalinti, kad visi gavo ir pasirašo. Taip pat, kaip nors sužinoti galimybės tų hotelių čia, kurie airporte, kur yra, galima lengvai padėti maždaug kainą sužinoti dėl Balfour, gal gausi su nuolaida kai kada, tai vat pas mus daroma, tai pasas padaryti, telefonus pridėti adresus, gali čia užsiregistruoti. Už tai, kad visi siuntinėjimai laiškai padėti, už tai šiandien turime nutarti apie tą Seimą. Galutiniai, tada eisim prie einamų. Kiekvieną gal kaip saugu ten yra, visą laiką security pravažiuoja, labai saugu yra ten pasistatyti mašiną, automobilį ir labai šilta, jauku, šviesu, toj salėje, labai malonu. Nebuvo jokio nusivylimų. Mūsų Seimo jūs sutinkat, kad ten, tai mes galime tada pasirinkti. Už tai, jei būtų kitaip, į Hiltoną, o va čia darote. Mums reikalinga, o va čia nukabik nuo sienos tą kalendorių mums. Aš norėjau prašyti iš ten atnešti, bet čia yra vienas. Tai čia labai kalendorių. Kartute kalendorius paprašyk Danutės, kokie yra įvykiai spalio. November 4, lapkritis 4, pirma savaitė lapkričio dar būna gera. Matot, bet jo vėlinės yra antra. Vėlinės antra ir jos turi tas. Aš žinau, kad man atrodo šitas sekmadienis yra. Ir tie žmonės, kurių aš nežinau, man matomas Čiurlionio ir panašiai, tuos dalykus, apie tuos dalykus reikia. 21. Ar ne? Tai yra pamoka, tai yra mokymas. Aš savo dabar turėjau gyventi, gerų žmonių dalyvauju. Nes vis tiek Lietuvoje dabar yra turtingų žmonių ir jie su manimi padėti, bet kažkaip nesusigaudo. O aš pavyzdžiui, parodau vaikutį, kuris neturi invalido vežimėlio laidoj. Pasakau, va tas vaikutis neturi vežimėlio. Ir po kiekvienos laidos atsiranda 2-3 žmonės, sako, žinoma, mokykla labai gerai dirba. Nes labai gerai žaidžiu, aš noriu nupirkti pamaitį vežimėlį. Bet aš nedarau tokių akcijų, kad operacijai, kad daryti ar kažkaip, aš tokių čia nebijau. Ir kaip Agnes teisingai pasakė, tai yra tokių prašinėtojų, kurie prašo. Aš porą kartų pasitiksinu, pasirodo, kad operacijų kaip tai galima padaryti Lietuvoje. Aš noriu, kad tai būtų gydytoja pasakyti ir panašiai. Aš nežinau, kad tai padaro. Gerai, prašau. Lietuvos nacionalinės televizijos sveikatos laidai 20 metų. Šiandien jos vedėja Aš labai atsiprašau, 40 metų. Tai aš sumaišiau, čia buvo 20 metų. 20 metų aš esu televizijoje, o laidai 40 metų. Ai, o ir 20 metų televizija. Gerai, iš naujo. Lietuvos nacionalinės televizijos laidai sveikata 40 metų. Jūs šio laidoje darbuojatės 20 metų. Šiandien jūs Čikagoje. Kokį tikslą, ką jūs čia veikia? Atostogauju. Tiesiog turiu daug giminių čia. Čia gyvena mano mamos Velionis brolis. Albinas Dirvonas, aš esu pas jo šeimą, pas jo žmoną, taip pat yra mamos sesuo, atostogauju. Ir sveikatos laidoje savo, lietuviškoje Lietuvoje, ką jūs rodote? Be abejo, mano laidos yra tikslas apsaugoti žmonės nuo ligų, mokyti juos gyventi, išaiškinti pirmuosius ligos požymius, kad žmogus nepavėluotų kreiptis į gydytoją. Ir bendraudama su Amerikos lietuviais, su savo giminėmis ir kitais, aš pradėjau tokį skyrelį gerų žmonių geri darbai. Apie tai, kad labai svarbu ir žmogaus sveikatai, ir jo nuotaikai, kadangi, kaip Lietuvoje sako, visos ligos nuo nervų, o mūsų nuotaika, nuo mūsų nuotaikos priklauso labai daug mūsų sveikata, ar žmogus padarė daug gerų darbų. Ir aš atvažiavus pirmą kartą 88 metais, aš pamačiau, kiek daug žmonių, kiek daug Amerikos lietuvių daro labai gerus darbus Lietuvai. Ir aš labai dažnai stengiuosi, kai tik tai sužinau, kas atvažiavo iš Lietuvos, ar atvežtos kažkokios yra dovanos, ar atvažiavo kažkokie tai gydytojai, juos filmuoti, juos rodyti, kad mūsų žmonės, Lietuvos žmonės žinotų, kiek daug jiems padeda Amerikos lietuviai. Čia yra Balfour organizacija, kuri kurta 44 metais, kuri pradėjo jau padėti tiems lietuviams, kurie buvo Sibire, kurie buvo tikrai labai blogoje situacijoje. Ir kaip aš skaičiau Balfour knygoje, kad yra ten taip parašyta, kad Balfas nežiūri nei įsitikinimų, nei religinių įsitikinimų, nei politinių įsitikinimų. Jis yra ten, kur yra lietuvis bėdoje.
Labai gražus toksai principas šitos organizacijos. Ir jie labai daug siunčia didelės pagalbos. Neseniai mano laidoje dalyvavo ponai Rudžiai. Ponė Rudienė vadovauja Balfour organizacijai. Ir ponas Rudys atkartojo mano laidoje daktaro Adomavičiaus visus pamokymus. Ir tai buvo taip populiaru ir jis viską papasakojo, kaip žmonės save žudo, kaip jie neteisingai gyvena, kaip jie ten rūkimų kenkia savo ir panašiai. Tai buvo labai populiaru. Žmonės atkartojo netgi kelis kartus tai, ką pasakė, kaip ponas Rudys atkartojo daktaro Adomavičiaus žodžius. Tai buvo didesnis vos efektas, kaip mano daktarai, kur 100 kartų lyg tai tą patį kartojo. Žinot, pavyzdys žmogaus ir ne mediko. Kartais turi tokį efektą. Paskui labai Lietuvos žmonės nepaprastai yra dėkingi Gražinai Liautaut, kuri įkūrė organizaciją, kuri padeda vaikučiams, kurie turi ortopedinės problemas. Ir mes mūsų kalėdinėje laidoje, mano laidoje, sveikatos laidoje, kaip tik rodėm ponus Navickus, kurie pasakoja apie tas koldūnų balius, kaip jie padaro, ponas Navickas padaro 1000 koldūnų, juos parduoda ir už tos pinigus jie baigia jau įrengti Lietuvoje. Aš pabrėžiu, tai nepaprastai svarbu, kad Lietuvoje, reiškia visas skyrių, kuris gydys vaikučius, kurie apdegę yra. Apdegę, žinot, atsitikus kažkai nelaimiai. Kiek vaikučių yra išoperuota Čikagoje? Profesorius Liubekė atvažiuoja į Lietuvą savo atostogų metu su savo visa komanda, operuoja tos vaikučius, kuriuos galima išoperuoti Lietuvoje. Apmokė gydytojus. Čia seklyčių vaikučiai su mamom gyvena tie, kuriems jau čia reikalinga pagalba. Tai yra nepaprastai didelė pagalba, už kurią tikrai aš labai noriu padėkoti visiems tiems žmonėms, geriems žmonėms, kurie prisideda prie šitų vaikučių gydymo. Paskui iš Bostono profesorius Dol atvažiuoja, taip pat operuoja su daktaru Oleka ten klinikoje vaikučius, tiems vaikučiams, kuriems būna dėl įsigimimo trūksta arba ausies, arba kažkoks veidukas deformuotas. Įsivaizduokit, aš pamačiau šitą vaizdą, žinot, aš pirmą kartą pradėjau isteriškai, galime pasakyti, verkti, kai aš pamačiau, kaip profesorius Doilas stovi ir kokie 30 vaikučių, kurie yra visi iškreipti, mes jų nematom, tėvai yra paslėpę juos, nerodo, ar ne, taip gatvėse. Žodžiu, jie dirba labai gerus darbus ir čia tikrai Amerikos lietuvių didelė pagalba yra. Paskui labai daug gauna iš Mercy Lift organizacijos ir vaistų, ir aparatūros. Sakau, aš tiesiog medicininė ta prasme, visų ligonių vardų, kurie gauna pagalbą iš Amerikos lietuvių, noriu nuoširdžiai visiems padėkoti. Tikrai ligonėms jūsų pagalba tikrai labai reikalinga ir aš tiesiog labai noriu jums padėkoti visiems. Paskui be abejo yra ir kitos organizacijos ir ponios Almos Adamkienės, mes parodom visada laidoje, rodom visas akcijas, kaip ponia Alma taip pat turi fondą, kuris taip pat yra irgi čia iš Amerikos eina didžiulė pagalba, vaikučiams padeda, jie planko visada prieš Kalėdas vaikučius sergančius kraujo vėžiu. Žodžiu, aš savo laidoje stengiuosi parodyti, kiek mes galim pasimokyti iš Amerikos ir iš visos Amerikos ir iš Amerikoje gyvenančių mūsų tautiečių. Ir aš čia radau labai tokią gražią mintį. Kunigas Arvydas Žykas pasakė, kad šių dienų laikotarpį Lietuvoje jis pavadino gerųjų darbų sužydėjimo laikotarpiu. Žiedai gerųjų darbų. Tai aš manau, kad sėklas pasėjo būtent Amerikos lietuviai, o tuos vaisius gal visi kartu galėsime valgyti. Ir jūsų pagalba, ir mes ten Lietuvoje, dėkodami jums už tą pagalbą, gyvensime visi geriau. O jūs dabar dėkojat Lietuvoje, o kodėl dažnai tie aukotojai Lietuvos, Amerikos lietuviai dažnai lyg ir sielvartauja, lyg ir skundžiasi, kad Lietuvoje jų darbų nieks neįvertina? Man sunku pasakyti, kodėl, bet aš ir mano laidai, Lietuvos nacionalinė televizija, tikrai stengiasi visada parodyti ir visada padėkoti visiems. Ir tai kartai, kurie jau čia gimė. Ir tai kartai, kurie atvyko 44 metų, po 44 metų. Ir dabartiniai naujai kartai, kurie atvažiavo čia gerai įsikūrė ir kiek aš žinau, taip pat labai prisideda prie visų gerųjų darbų. Nes jie žino, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems reikia padėti. Aš turiu omeny ligonius ypač. O Lietuvoje apskritai paprasto žmogaus nuomonė vyruoja toks galbūt skepticizmas, vis tik ta labdara iš Amerikos čia Lietuvoje? Aš nemanyčiau. Aš manyčiau, visų pirma, aš negaliu kalbėti apie tą labdarą aplamai, labdarą rūbais, labdarą kažko tai. Tokio aš bijau pasakyti. Bet apie tą pagalbą medicinę, jeigu žmogus susirgęs gavo, kad ir aspirino buteliuką, ar vitaminų gerų, ar kažką, jis yra tikrai labai nuoširdžiai dėkingas. O kaip Jūs manot, su tokiu dalyku mes susidūrėm, kalbėjom čia apie labdarą su Lietuvos dukterėmis, yra tokia organizacija, kuri siunčia Lietuvos dukterys į Lietuvą, siunčia irgi labdarą. Ir jos pasakojo, kad jos gauna 1000 laiškų ir 1000 žmonių, kuriems... Ir čia yra didžiausia problema, kad yra nuspręsti, kam duoti tą labdarą.
O kaip, ar Lietuvoje egzistuoja kažkoks tai irgi, kam ją duoti ir nes jos čia susiduria su tuo didžiausia, ar tam žmogui duoti, ar tam neduoti ir tai yra didžiausias klausimas. Aš manyčiau, kad čia yra nepaprastai sudėtinga ir aš tikrai negaliu jums atsakyti tą klausimą lygiai taip pat, kaip aš susiduriu su tokia situacija. Nes man irgi žmonės rašo televiziją ir prašo pagalbos ir prašo didžiulės pagalbos, pavyzdžiui, išvežti savo artimuosius, operuoti kažkur ar kažką, tai tokia aš irgi pasimetu atėjusi, radusi daug laiškų, kuriam padėti, kuriam skubėti ir panašiai. Čia nėra lengva. Čia nėra lengva, nu, bet, žodžiu, tie žmonės, kurie dirba šitą darbą, jie jau kažkaip tai turbūt jau įpratę, kažkaip aišku, be klaidų. Žodžiu, kaip pasakoma, nepadaro klaidos tas, kuris neklysta, kuris nedirba visiškai, ar ne? Jeigu kažką darai, man teko susidurti su vienu gydytoju iš New Yorko, jis buvo gydytojas suvažiavęs, jis irgi pasakojo apie tai, kad jis atsiuntė labai daug aparatūros, paskui buvo nepasitenkinimas, kodėl būtent aparatūra nuėjo į tą ligoninę, o ne į kitą ligoninę. Jis supykęs pasakė, geriau aš nieko nebūčiau daręs, nes kai aš dariau, tai aš buvau blogas. Nieko nebūčiau siuntęs ir būtų visi patenkinti manim, ar ne? Nu, žodžiu, šitie visi dalykai, aišku, būtų geriausia pasaulyje, kad niekam nereikėtų jokios pagalbos, kad visi būtų laimingi, visi būtų turtingi, būtų sveiki. Ar ne? Bet dėja yra gyvenimas toks. Ir aš ką noriu pasakyti, man labai patiko, kad ponia Gražina Liautauda atvažiavusi Lietuvai interviu man pasakė kaip tik tai, kad jie džiaugiasi, kad, pavyzdžiui, jau šitai operaciniai, kuri yra Santariškių klinikose, ortopedinė operacinė, jau padeda Lietuvos turtingos firmos, Lietuvos turtingi žmonės. Reiškia, Amerikos lietuvių geri darbai jau yra pavyzdys tiems žmonėms, kurie Lietuvoje taip pat yra labai turtingų žmonių. Ir dėja tik įstatymas nėra tobulas toksai, kad nuo mokesčių, nuo tų, kaip čia sako, nuo taksų net palaiduoja. Bet jau yra tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, kad ir Betanijos valgyklą. Mes parodėm Betanijos valgyklą. Vienas ūkininkas pamatęs atvežė bulvių visiems metams. Žinot, va čia yra tokie pavyzdžiai, kurie, kaip sako, yra, žinot, tokia lietuvių liaudies patarlė. Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia, ar ne? Tai va tokiais pavyzdžiais mes stengiamės, kad visiems būtų šiek tiek geriau. Ačiū. Gal nori ką nors paklausti? Gerai, aš. Nu, aš dabar liksiu savo ištikima ir kaip visada laiduose, aš visada paklausiu savo žiūrovų gerbėmieji, ar jūs žinot savo kraujospūdį, ar jūs žinot savo cholesterolį, ar jūs rūpinatės savo moterį, savo sveikatą, ir norėčiau, kad parodytumėt, ką aš vakar įsigijau Carson parduotuvėje. Tai yra Amerikos, aš būtinai atvešiu tą idėją į Lietuvą, tai yra moteris prieš krūtų vėžį, kad tik mes pačios galime savo padėti. Lietuvoje yra tragiška situacija. 1400 moterų susirga per metus vėžių ir kas antra miršta. Tai aš irgi tą idėją iš Amerikos atvešiu į Lietuvą, kad moteris nešiojant iš to ženklą yra toksai atkreipimas dėmesio. Ar tu pasitikrinai pas gydytoją? Vakar man teko būti vienoje ligoninėje, irgi taip pat mačiau, yra visiškas centras, kurį aš tikrai norėsiu nufilmuoti, kur centras specialiai, kad tikrinti moteris. Taigi, va, dar kartą paklausti, ar jūs žinot savo sveikatą, ar jūs rūpinatės ją. Ir čia pusiau juokais, pusiau rimtai, o dabar visiškai rimtai atsisveikiname, linkiu visiems pačios geriausios sveikatos. Sudie. O dabar atsisveikinu su visais Amerikos lietuviais, linkėdama pačios geriausios sveikatos. Sudie. Tai kad iš per stiklą darys. Nu reikia kartais ir per stiklą. Jūs duokite mums palaiminimą ant viso ko dėl ateities ir mes tą pasakysim. Čia dabar tas palaiminimas yra jų. Baigėme posėdį, prašau palaiminimą. Viešpatie Dieve, dėkojam tau šitą susirinkimą. Dalyvauti yra reikalus nuotraukės. Mes stengiamės padėti tiems vargšams patekusius tokias nelaimės, kad viešpatie laimėk mūsų nutarimus, mūsų darbą toliau, kad mes tęstume, o dirbtume tavo garbei už žmonių gerovei. Per Jėzų Kristų mūsų viešpatie. Amen. Ačiū visiems už dalyvavimą, visi gausite protokolus, kur bus surašytas viskas. Mes siunčiame per didelę tremtinių politinių sąjungai, kurie dalino ir kiti, kurie ten dalino poną Gajauskai. Visiems, kur šalpairiai teikiama, yra surašyta, kiek jie gauna ir pasirašyta, kad jie gavo.
Šitai mes kontroliuojame, kad jie nenueitų. Daug sėkių yra daug konteinerių nusiųstų, kur šalpa nueina visiškai ne ten, kur skirta. Ir mes tą kontroliuojame ir konteinerius daugiau nesunčiame už tai, kad kontrolė nėra tokia, kaip ji gali būti. Viskas yra išdalinta organizacijų ir pavienių asmenų, ypatingai tremtinių, politkalnių, tie, kurie nukentėjo, irgi kaip tie, kurie yra valdybose žmonių pagalbos grupių. Tai čia noriu parašyti, tokių mes labai daug turime. Bet nieks šito ir mums pasakė Amerikos State Departmentas, kad nieks nekontroliuoja taip, kaip jūs kontroliuojat savo šalpą. Per 25 metus aš buvau direktorė CARE, Amerikos didžiulės CARE Organization, kur siuntė ir daug kur buvo Vokietijoje stovyklose, gavo šalpą. Mes įsteigėm Vokietijoje tremtinių stovyklas, pabėgėlių stovyklas. Ir ten per ilgus metus siuntėme šalpą. Ir čia Amerikoje per 25 metus ir jie sakė, turite kontroliuoti išdalinimą, reiškia distribution. Ir distribution, jei nekontroliuosit šalpą, nenueis ten, kur reikia. Tai už tai mes įvedėm tokią tvarką, kad žinome. Ir žinot, mes siunčiame žmonėmis, nesiunčiame ne įstaigom, ne prieglaudom, ne mokyklėlėms. Mokyklėlių labai daug gelbstime, kad vaikučiai galėtų dalyvauti, lankyti lietuvių mokyklas. Rusų mokyklos ir lenkų mokyklos yra labai gerai įrengtos, o lietuvių ne. Tai mes juos šelpėme ir įvedėm, kad ir duotų per pietus arbatėlės su bulkute. Ten Lietuvoje nelabai nori gerti pieną mokyklose, bet arbatėlę. Irgi įvedėm, kad galėtų vaikučiai turėti tos dalykus, kur lenkų mokyklos turi ir rusų, bet neprieinama ir neprileidžiami lietuviukai. Tai labai mūsų didelė šalpa einam. Toms mokyklėlėms, ypatingai šalčininkose, kurios yra arti prie Gudijos sieno, Dieveniškės ir tos kitos. Ir kita didelė šalpa, kur eina, tai yra tremtiniams, politkalniams, tiems, kur Sibiro šeimų grįžusiems, tiesiai šeimoms. Ir Balfas nepaima tik glėbį rūbų ir įmeta į dėžę siunčia. Kiekviena dėžė yra paskirta šeimai. Turime kartuoti, ką labai plačią ten, kur merginos turbūt moteriai štabo rodė jums. Kiek vaikučių, mergaitės, berniukai. Irgi kiekvienam, kad būtų ir avalynė, ir apsivilkimas, ir kas reikalinga, ir žinoma, vaikučiams turi būti ir saldainiukių įdėta, žinoti, į kiekvieną dėžę. Tai mes šitaip siunčiame, pasiekėme. Ar vyrai, ar moterys, ar seni ir jauni, jiems rūbai pritaikyti, ar megztiniai, apsiausta. Ir vaikučiams ypatingai, kaip su avalynė, ir daugiausia su strukais irgi. Ir taip mes pritaikom. Ir kiekviena dėžė, kurie išeina čia, yra pritaikyta tai šeimai. Tai visi džiaugiasi ir parašo. Mes gauname iš Balfo siuntinį, žinome, kad visi turėsime ką nors, kad nereikės viską perleisti kitiem. O iš kur jūs gaunat informaciją, kam reikia jūsų pagalbos? Jums rašo laiškus? Mes lankome Lietuvą, mūsų direktoriai lanko centro valdybos nariai ir aplankome ten vietas, kur mums yra pasakyta, ir lankome kaimus, ypatingai kaimuose, dar yra daug didelio vargo, daug kas nežino ir kaip. Paimkime ir patį Panevėžį, kiek ten dabar ypatingai yra skurdot, kiek bedarbio yra ir kiek sueina žmonių, kaip nueinam aplankom, arba sušaukiam grupės, pasakoja mums ir tiesiog maldauja. Mes 50 metų atleisti iš darbo, pensijos kažkur į ateitį, tai ką mums daryti? Niekur nėra darbų, fabrikų vis daugiau ir daugiau uždaroma, ar mums reikia žudytis? Ir tas atsako į tą klausimą turbūt, kodėl yra tiek daug savižudysčių Lietuvoje. Apie tą nieks nekalbama, bet statistika parodo, kad rytinėje Europoje, ypatingai Lietuvoje, yra didžiausias skaičius savižudysčių. Ir už tai mes vengiame, viską darome jiems pagelbėti, pažiūrėti,
kad jie galėtų kaip nors pritapti, jei reikalingi kokie įrankiai ar kokie tenai mažesni mechanizmai, kad galėtų pradėti dirbti žemės gabaliuką iš valdžios, jie nieko negauna. Ne kaip Amerika. Amerika Small Business Ventures duoda paskolų. Duoda paskolos, kad kas nori įteiti kokią ten savo pramonėlę, o ten nieko neduoda. O jūs nesusidurėt su tokia problema, kad jūsų pagalbos prašo galbūt ne tie žmonės, kuriems jinai pati reikalingiausia yra? Ir kad tie, kuriems tikrai jos reikia, lieka kažkur nuo šaly, o ją gauna kiti? Žinote, jūs galite pakartoti, aš ką tik turėjau gripą, mano ausys dar biskį užkimštos. Pakartokit. Ar jūs nesusidurėt su tokia problema, kad jūsų pagalbos prašo ne tie, kuriems labiausiai jos reikia? Ir ją gauna ne tie, o tie, kuriems tikrai jos reikia, negali gyventi, jie lieka kažkur nuo šaly. Ir dar kaip. Mes turime visą krūvų laiškų, kur net ir laiškais gauname. Ir už tai visi laiškai yra perskaitomi. Už tai turime tokią didelę talkininkų grupę, kur susirinka porą dienų į savaitę ir padeda tikrai tenai. Ponia Danutė tvarko reikalus, mūsų bendrus reikalus ir atskaitomybės ir tą visą finansį reikalą. Ponia Irena Polekaitinė tvarko šalpą į Lenkiją Suvalkų trikampį, kur Suvalkų trikampiai yra. O Kastutė tvarko į Lietuvą. Čia yra jų specifiniai užduotis, paskui visi kiti bendri reikalai. Ir mes daug turime tokių prašymų, ir kad galėtum pasiūsti, bet mes patikrinam, kadangi tenai turime dabar grupę žmonių ir kur mūsų nuvažiuoja, jie turi susijai, turi aplankyti, jie turi sužinoti iš kitų. Ten iš tų mažų miestų, iš kunigų, iš tų parapijėlių, kur tikrai nuveda, parodo, kokių šeimų yra, kokių vargingų, kaip tie seniukai labai vargsta. Ir kiti mums labai skaudu girdėti, kad yra, nors jie teigia Lietuvoje, kad nėra, yra tie, kurie gauna tik tai 40 litų į mėnesį šalpos. Kaip tu gali pragyventi už $10, sakykime, į mėnesį. Paskui yra daug tokių grupių, kurios susidėja, kurios nėra tikros, taip kaip jūs sakėte, nėra tikros. Ir mes turime pastudijuoti tas grupės. Ir daug randam, kad fiktyvios. Kitos yra susidarę pasivadinę daugiaskaitų vaikų, arba tokių vaikų. Ir tikrumoje jie tik grupelė susidėja, kad jiems būtų šalpa siunčiama. Ir yra tokių, kaip dabar vėliausias buvo neseniausiai, daug kas rašė sušelpti 16 vaikų šeimą. Ir sakau, mes jūs prašote, bet tegu jie atrašo mums, jiems reikalinga. Tegu jie parašo, tegu jie prašo. Tai atrašė mums ir jie pasakė, žinot, mums dabar jau nereikalinga, ne rūbų, ne maistas, visko turime užtektinai, tik atsiųskite mums pinigus. Su pinigais nusipirksime patarnavimų, patogumų. Tai klausykite. Tai matot, mes tikrai ištyrėme. Mes nepaėmė iš gyvą žodį, kad tai šeimai reikia. Jo jai už tai, kad žinome, šiandien iš valdžios yra mokama. Ir dabar jau porą metų yra kaip United Nations High Commissioner for Refugees dėl viso pasaulio. Pasakė Europos kraštam, kad jie turi šelpti tos kraštus, kurie nukentėjo nuo okupacijos. Tai reiškia rytinė Europa. Tai Lietuva tada pradėjo gauti daug šalpos, ypatingai daug iš Vokietijos, ir iš Prancūzijos, ir iš tų kitų kraštų. Ir našlaitiniai irgi gavo labai didelį kiekį šalpos irgi. Kitus našlaitinius, kur anksčiau šelpim, pasakė, kad mums daugiau nereikia, mes užtektinai gauname. Galime dabar duoti vaikučiams 5 kartų į dieną pavalgyti, jau jie apridyti. Tai jei taip, kodėl jūs prašote dar dėl pinigų? Mes norim pastatyti, norime, kad mūsų prieglauda būtų gražiausia Lietuvoje. Matot, tik jums tai pasakau, kadangi tos tikrus ir tokių. Tai mes tikrai ištyrėme. Žinome, nepasiekėme dar ir dabar visus. Mums labai skaudu, kad dar daug nepasiekėme. Bet lankydami mūsų Kastutė Venskutė, lankydama tenai nuvažiavo savo giminės aplankyti, jai paskyrėme aplankyti. Ir tiek daug, kai mes nuvažiuojam su vyru, mes irgi niekam nesako, nudundame į kaimus tenai
ir patys randame. Dar yra tokių, kurie negavo šalpos. Už tai, kad didmiesčiuose, kur daug šalpa nėra dalinama arba yra dalinama, gal, kaip jūs sakėt, tiems ir kur nereikia. Tų suradome nemažai. Už tai mes tą labai vengiame. Labai vengiame, net tam buvome įkurti. Buvome įkurti 44 metais, kaip sovietai okupavo Lietuvą ir kaip tas raudonasis tvanas užgožė Lietuvą. Čia Amerikos lietuviai sukūrė Balfą. Ir nuvykome pažiūrėti, kaip ten bus galima padėti mūsų tautiečiams. Neįsileido. Reiškia, geležinė tvora visus sunkumo užsitrenkė. Ir tada mes pradėjome ieškoti Europoje tos klaidžiojantus, tos pabėgėlius ir suradom ir Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Ir Balfas per jos pirmininką, kunigą Končių, labai pasišventęs žmogus, kuris daug padarė ir mus visus įtraukė į tą veiklą. Ir tenai tie visi pabėgėlių stovyklos buvo įkurtos 5 rajonuose ir britų ir amerikiečių buvo Balfo įkurtos. Ir tada dideliams kiekiamis per laivus iš New Yorko. Centras buvo New Yorke, kad ten buvo geriau per laivus pasiųsti. Tai siuntėme didelius kiekius maisto ir aprangos ir viso ko į tas stovyklas, kad galėtume padėti mūsų žmonėms. Be to, vaikučiams irgi buvo įsteigtos mokyklos tenai, kad jos galėtų lankyti. Irgi pamatėm, kad daug vyresnio amžiaus žmonės kreipėsi į mus. Mes Lietuvoje buvom pradėję specialias studijas, norėjom įsigyti savo doktoratus, bet negalėjom, išvykome. Tai mes tada su vokiečių valdžia. Ir vokiečiai ypatingai buvo geri, ypatingai malonus. Tada vokiečiai davė leidimą, kad jie gali tada baigti savo studijas ir gauti savo tas diplomas. Ir jie buvo labai dėkingi. Čia dabar daug į Čikagą dabar yra atvykusiųjų, kurie gavo savo doktoratus tokiu būdu. Ir kaip jau tada mes iš Amerikos valdžios gavome lengvatų ir pravedėm bylą, kad duotų mums laivus atvežti mūsų lietuvius nemokamai į Ameriką. Tad tas buvo, kongres perleido tą įstatymą ir 48-49 metais pradėjome tada vežti žmonės. Bet juos atvežti turėjom turėti, kaip sakom, affidavits. Iš čia, iš žmonių, kad jos priims, apgyvendins ir kaip dabar reikalaujame ir dėl darbo. Tai mes per visą Ameriką ėjome iš Balfo visų sąrašų, prašėme, kad pristatytų, atsiųstų affidavits. Tai mes daug tokių surinkom iš žmonių. Mes patys su vyru, kadangi turėjome įstaigą, gamybos įstaigą, buvome išdavę 900 affidavits šeimom atvykti. Ir kaip jie atvyko į New Yorką, visi buvo priimti, visi buvo prižiūrėti per Amerikos ERO, Bishops Council ir tie visi, su kuriais mes ir Tolstoy Foundationas irgi padėjo. Mums tada jie buvo įskirstyti į tas vietas. Irgi, kaip atvyko įskirstyti, buvo apgyvendinti, tada mėginom surasti jiems ir darbus. Tai taip buvo, tuo metu per tą leidimą buvo 34 000 lietuvių atvežti. Reiškia, Amerikos valdžia. Labai daug padėjo mums, labai daug padėjo ir galėjom tą padaryti. Bet žmonės irgi labai Amerikos lietuviai, tada daugiausia tada buvo iš tų pirmųjų imigrantų, kurie labai rūpinosi savo žmonėmis ir teikė pagalbą. Ir aš dar norėjau paklausti, per visą tą laikotarpį, kiek jau jūs išsiuntę labdaros esat į Lietuvą? O, žinot, kad aš negalėčiau pasakyti. Tas nebūtų tikrai teisinga šiandien pasakyti. O štai tais laikais, kai mes pradėjome, doleriai buvo didelios vertės, matot. Ir jei mes gavom iš vienos valdžios 50 000 dolerių, buvo labai daug. Jei gavome po 20 000. Iš The War Fund, iš Amerikos ir Lietuvos gavome
2/3 milijono dolerių, kur buvo gal kaip 10 milijonų mažiausia pinigų. Tai matot, suma netikrą teisybę pasakytų. Bet tos visos aukotos gerybės, kur kiek kainavo, kur išlaikėm stovyklas, matot. Ir ten, tai viskas tas, tai Balfas yra kiek, kaip sakytume, išleidęs dėl to ir kiek mes gavome tų iš Amerikos, maldaujant, kad šelptų Lietuvą, yra tikrai neįkainojamos sumos. Ačiū Jums labai. Prašau. Dėkui. Ačiū. Jau, kaip sakant, sunkiau dirbti ir kur aš akinus tavo čia pasidėjau. Už tai, kad buvo reikalinga, matote, tremtiniai, pabėgėliai ir viso skyriaus, matot. tą šalpą visi tie puslapiai. Ar jūs, šitos puslapius kaip iš tų vietovių? Mes labai stipriai remiame Batanijos valgyklą Vilniuje, kur kardinolas Verbačkis įsteigė. Ten daugiau kaip 600 asmenų yra kiekvieną dieną maitinami. Ir mes patys nueiname, patys atsisėdam su jais kartu valgome, kiekvienas gauna labai didelį tokį dubinės sriubos ir į kiekvienas sriubos atskiras mėsos gabaliukas įdėtas, už tai, kad jai iš viso puodo gali netekti. Didelį riekį tokį duonos gauna ir ar špatos. O paskui, kaip vasaros metu būna didelis obuolių derlius, arba žmonės suveža, tai jie gauna visokių tų pyragų irgi. Ir kas yra gera, penktadieniais jie atsineša savo stiklainius, į kurią įpila jiems sriubos, ir duoda mėsos, ir duonų, ar kokių ten gardumynų, kad jie turėtų savaitgalį pavalgyti. Tai ten apie 650 kasdien. Mes labai stipriai kasmet Balfas tenai sušelpė su apie $80,000. Ta Betanijos valgyklė yra viena. O kiek paskui, kaip sakau, dėl mokyklų, dėl to. Bet ten, o dabar labai didelis dalykas yra, kur mes su vyru ir iš vieno palikimo ir daktarų Maciūnų dėka norime ir dabar jau steigiame amato mokyklą. Buvo pasakyta, kad vidurinės mokyklos Lietuvoje kaimuose bus uždarytos. Pagalvokit, jo valdžia neturi pinigų jiems skirti. Tai kas bus iš tų vaikų? Ar jie eis į vagystę, į girtuokliavimą? Tai vyskupas Bačkis, jo didžiausia svajonė buvo. O patalpų yra prie Švento Petro ir Povilo bažnyčios komplekto, ten, kur Betanija valgykla įsteigta, labai didelė vieta, kur rusų kareiviai barakuose ten gyveno. Labai apleista, labai sudarkyta. Tai dabar jau baigė remontuoti, dabar kaip lankėme. Pirmas aukštas užbaigtas, jau kambariai įrengti, kiti kambariai jau su siuvimo mašinom, kiti kambariai kaip bus su visokiais išdirbimo mašinėm ir medžių išdirbystė ir visą ką. Ir kaimo vaikučiai galės, jie dabar yra registruojami parapijose, kad galėtų, dar už tai, kad jos reikės ir apgyvendinti, ir aprengti, ir pavalgydinti, ir mokyti amato. Ir būtų kaip metas laiko skirta kiekvienam ir kad jie tada nors turėtų amatą kokį, kad galėtų užsidirbti, o nepraleisti laiką valkiojantis. Ir tas dar daug jiems gal. Jau norime dėl šitų ateinančių metų įvesti tą. Jau dar dar turi būti, bet jau šitą rudenį turėsime jau gerą skaičių vaikučių dalyvauja. Tas yra mūsų dabar didžiausia svajonė, kad vėl nedingtų tas jaunimas Lietuvai tėvynei, kad pasiliktų lietuviai ir kad būtų geras jaunimas. Dėkui. Raudona šviesa, tai matyti blikštai. Reiškia veikia. Mano didžiausias atramas, matot, irgi. Ką pastebėjom Lietuvoje. Daug kas sako. Laukiam, kad būtų panašaus
judėjimą kaip ir Amerikoje, bet dėja, dar Maskvos dvasia daug ką Lietuvoje kvėpuoja. Ir tikimės, kad su laiku lietuviai susipras ir kas tas vakarų laisvas gyvenimas pilnai yra. Ir tie, kur pasidarė Lietuvoje staiga, visi buvo lygus, kada raudonėjai buvo. O šiandien staiga per 10 metų atsirado daug milijonierių. Tai užsidirbti milijoną gyvenime jiem daug laiko žmogui. Bet Lietuvoje atsirado milijonieriai, jie tik tai skaito pinigus, kur nors Šveicarijoje. Nesimato iš tų milijonierių, kad jie prisidėtų gelbėti savo artimą kaimyną Lietuvoje. Įvairiais programais, aprėdyti, pavalgydinti, siųsti vaikus į mokyklas ir panašiai, kaip čia Amerikoje yra didingi programai. Ir mes esam įsteigę programą, patobulinsim, kad Loyola universitete Čikagoje bus su ponios įsteigta studentams, stipendijas, kad studijuotų pasaulio istoriją ir politiką, kad suprastų geriau, nes tą, ką pastebėm šiandien, tik tai rytų Europos politikas supranta, o ne vakarų. Iš Lietuvos praeities matau, kad mažai žmonių dėmesio kreipiasi, sakysim, iš tų Lietuvos didijų, kaip Algirdą ir panašiai. Ir renku kiek į vieną pranešimą knygoje, kokie didingi žmonės kilo Lietuvoje. Lietuviai patys nežino, kad Tolstoj šeima prasidėjo Lietuvoje 1353 metais. Čia tas šeimos medis parodytas Nikolai Tolstojus, kuris gyvena Anglijoje, paskutinis Tolstojus, kad jo šeima prasidėjo Lietuvoje. Šitą dalyką turi iškelti pasaulyje, kad dabartinis kartos, kur auga, žinotų, kad didelių žmonių buvo ir kad Lietuvoje 1529 metais įsteigtas tas Lietuvos statutas, pradžia. Prieš Amerikos statutą jau Lietuvoje buvo keli šimtai metų atgal, kad jaunimas suprastų, kad jų upos dvasia būtų pakelta, kad ji nėra užmiršta maža tauta. Reiškia, rytų Europoje. Tik tai savo žmonės tą gali pakelti. Nes čia amerikonų tarpe jau žiūriu, kiti amerikonai, lietuviai viškai pasigirė, bet amerikonai tikrai sakė, tas small pipsqueak nation is forgotten. They have done nothing to contribute to the world affairs of the years past. Nu, aš esu užsimojęs, kad reikia iškelti praeities didingų ir garbingų atliktų darbų. Pamatysim, kaip čia pasiseks. Kiek mums čia Dievas duos tą gyvenimo ir gal iš to išeis kas. Lietuvių tarpe labai gražiai yra, kad jie įvairiausi dalyse metų bėgyje renka įvairius, sakysim, pramogas, vasaros metu, gegužės, viskas hurra, bet reikia truputį žiūrėti rimčiau į visą platų pasaulį, kad mes nesam tik tai tauta, kuris lanko gegužės, kad yra rimtų žmonių ir, reiškia, į tą skaičių atidengti, kas kilęs iš Lietuvos, iš didelių žmonių, kad pasaulis žinotų. Ir tada turės didesnį respektą lietuviams. Ir pirmininkas Balfo, kuris tiesiog pralaužė geležinės sienas Vokietijoje, ten ieškodamas iš valdžios leidimo įsteigti stovyklas ir ten sušelpti lietuvius. Ten yra iš kitų pabėgėlius. Tai čia kaip DP laukė prie virtuvėlės gauti maisto. Ne visai taip vargingai buvo, kaip jis nupiešė. Jis viskį perdėjo, bet Galdikas tą nupiešė, kaip žmonės laukė dėl maisto. Tai sakau, ten netaip jau laukė, kadangi jau mūsų buvo labai gerai prižiūrėti. Ir ne su tokio, klausykit, kibirais. Panašiais, ponia Rudienė, mes turėjom tokius indus, su kuriais mes eidavom pasimti davinį. Tai ten mes įdėjom, kadangi jis padovanojo mums, bet ne.
O čia buvo. Ir kalėjimas. Kalėjimas toksai kokia. Šitie, žinot, juokinga. Gauname tiek daug, sako, galėtume visas sienas nukabinti. Taip įdomu, tie vaikučiai dėkoja, žinot, yra taip gražu. Dabar jau daugiau apie namus. Tu didesnis negu patalpos. Bet gerai, kad turime didelius sandėlius. Ir tada tie talkininkai. Kur jie turi išrūšiuoti. Išrūšiuoti ir viršų yra. Tada išrūšia atneša, žinot, maišais dėmesį. Ir yra išrūšiuoti ant O tų ten šviesa yra kokia, ar ne? Kaip? Labai gera vieta už tai, kad yra parkingo. Kur yra mašinas statyti ir Oho. saugumo security, kad neįsibrautų. Tai tas mums yra svarbu. So matot, kad mums yra, kad yra svarbu. Žmonės šitai prineša maišais. Ir viską reikia išrūšiuoti, paskui vėl supakuoti į dėžes. Ir tenai anoj pusėj tą namelį turime. Ir ponas Kikalas transportaciją turime. 8 vyrai, kur vežia, kur moterys paskambina ir amerikoniškų klubų, kurie paaukoja. Tai čia viską reikia išrūšiuoti. Ir paskui siunčiat. Jeigu turėtume tą 20 talkininkų, šitą visą darbą atlikti ir vaistus. Ir daugiausia vaistų apsiėmam, žinot, su vitaminais, labai gerais vitaminais. Ir, what else? Aspirino, didelius kiekius. Dabar viskas užmesta ant tų. O yra zinko įdedam į kiekvieną dėžę, kaip jie turi supirkti suvežę, kad galėtume tą ir vaikams saldainiukų, zinko, gelatino, tokių skalnynų. O kur tu turi tos, norėjom parodyti tos didelis bonkas aspirino ir vitaminų, kur siunčiame. Būtų viršui. Irgi. Vitaminų, aspirino, ne tik rūbus. Ir kur, sakau, avalynė, matot, visada atskiriame dėl vaikų. Labai daug. Tai čia va užrašyta. Tie talkininkai, tie pakavimai, tada čia būna tikras herbos. Vitaminai, atsiprašau, vitaminai. Ne, mes baldai neturim vietos, tai mes užrašytume baldai. 500 tablečių. Prašo, tada jiems tokius, žinot, kurie yra, ir jie tokius nori patinka, tada duodam ir nuvežimą. O daug indų gaunam. Ką tik turim iš patalinių užuolaidų duodam, kad tik pradžios gyvenimo, kad jie turėtų ką nultais.